Ką, sveiki visi, sveikinamės po nemažos pertraukos, nes dabar tokie dalykai, kad mašina dar buvo nepajudinta. Nepajudinta dėl to, kad įsiunčiau prašymą body kito Vegvesenams, čia kaip pas jūs Regitra Lietuvoje, tai pas mus Vegvesenai. Tai jie gavo mano prašymą dėl body kito užklausą, dabar jie gaus tą užklausą ir atsiūs savo klausimus. Tai klausimai bus atsiūs fotkės, kaip jo viarkas, kaip susylina ir panašiai. Tada viską, kai susiūsiu, viską surinksiu, gausiu appointmentą ir važiuosiu pas juos su mašina ir viską pračekinsiu ir dokumentus parašys body kitą. Tai reikia šitą pasidaryti dalyką, nes jeigu ant kelio sustabdytų, tai sėdėčiau be techo ir dar turėčiau problemų. Tai žodžiu, pirma, reikia sulaukti šito. Nežinau, kiek lauksiu, po 4 savaitės turiu gauti atsakymą, bet kiti sakė, laukia ir po porą mėnesių ir daugiau. Tai žiūrės. O ką šiandien smulkmenos, viskas po truputį. Tai kol lauksim, reikia susirinkti saloną visą. Salone biškelį jau pasidariau kažką. Tai tokia sėdynė. Lubų čia viskas, galinės abloškės sudėtos. Dar parodysiu vėliau. Tada šiandien susidėsim moldingus gal. Reikia dar įsitvarkyti čia antikorozinį žodžių. Viską pamatysit. Pradedam po truputį, išėsim kur nueisim. Ok, ką pasidarėm, tai apačioj nusidažiau specialiais tais dažais antikoroziniais, kad užsisylintų viskas. Dabar einam prie moldingų. Reikia užsidėti gražiai šoninį durelių moldingą. Ir kiek suprantu, čia yra reikalų, nes bandžiau su senais laikikliais, tai nelabai ėjo. Tai ką dabar darau, tai susidedu naujas gumeles ir dėsiu moldingą. Noriu, kad tvarkingai būtų, kad priglūstų tvarkingai. Tai čia ir ką veikt, bet manau su naujom gumelėm. Biškelį dažus dar nuimu po milimetrą į skilučių ir turėtų įsidėti. Tai pažiūrim, kaip čia gausis. Turiu moldingą. Galim viską nuo pradžių ir dėti. Nice. Negalvau, kad taip lengvai įsidės. Tai kokia problema pagrindinė? Reikia naujų gumelių į tas skylutes ir viskas gerai užsideda. Tai gerai, čia sudėjom. Tvarkingai viskas. Galėsim ir abloškę pasidėti. Parodysiu, kaip tie seni būna. Tai seni būna su tom senom gumelėm sutrūkinėjusiam. Tai reikia tas gumelės nuimti ir dėti naujas nusipirkus. Ir tada bus viskas tvarkingai. Toliau užsidedam body kito mažą detalę. Tai yra ant bamperio. Tai kai visada savo geriausią įrankį pasimu. Nežinau, kaip vis vadinasi dar, bet žodžiu, matėt, kaip viskas darosi. Tai jau skylutės pažymėtos. Pasididinam skylutes ir įsiknėdijam. Ok, toliau kaip visat užsimetam M6 ir tvarkingai užkniedijame. Į plastiką daug spaust nereikia, kad neištrauktų, neišpūstų. Kniedijam visus ir turėsim bolton. Čiukšt. Viso, suknydijom ir gražiai užsidės kamputis. Nedėsiu guminio sylanto, nes čia yra plastikas, čia yra stiklo pluoštas. Nieko ten nenusibrūžins. Tai va taip va. Principas paprastas. Pasigaunam skylutes.
Viskas gražu, tvarkinga. Galima nuimti. Tai aš tik už tokius dalykus. Kuo tvarkingiau, kuo geriau. Taip pačiai pasidarom kitą pusę. Ir sparneliai bus sudėti. Tai va, kaip ir apsidirbom šiandienai. Susitepiau antikoroziniu čia tuo specialiais dažais. Tada dar akumuliatoriaus vietoj. Tai čia baigta. Tada susidėjau tuos moldingus. Sparneliai sudėti priekinio bamperio. Tai va taip atrodo tvarkingai, prisisukta. Kitoj pusėj irgi. Tai va, čia sudėta. Viskas sudėta. Toliau, manau, kitas darbas bus sudėti garso ir vibro medžiagą į galą. Tai per pusę realiai viskas šone susidės, čia susidės, kad išmetimas, jei šaudys, kuo mažiau man salone būtų šurmulio. Tai ką, šoksim į kitą kadrą ir darysim viską čia. Esu prisipirkęs tokių lapų. Tai vienas yra va toks va, taip atrodo. Tai čia yra vibro izoliacinė medžiaga, o čia yra garso izoliacinė medžiaga. Tai iš tikrųjų tie lapkštai daug kainuoja. Tai pirmą sudėsim vibro. Zdarova, tukšt. Sudėsim pirmą vibro, o tada ant viršaus klijuosis garso. Nežinau kaip gausis, niekada nesudaręs, bet, kaip nors. Pirmą viską nusiriebalinsiu, o tada įsimatavęs susipjausim ir pradėsim. Ką, pirmą pabandysiu, pradėsiu nuo visos zapaskės skyriaus dalies. Tai išsimatuosiu, kiek yra šičia. 19 comų, 18 realiai. Įsipjaunu justeles ir aplinkui sulipdau. Tada automatiškai padarysiu ir šičia, nes čia originaliai jau kažkokia yra, bet čia tokia originaliai, tai man nelabai patinka. Ir ką, visą zapaskę pirmiausiai įsilipdysiu. Tada pereisim kažkiek prie šitos vietos dar ekstra perdaryti ir šonus padarysiu. Tai realiai viskas užsikondensuos. Ką bandom? Procesas, manau, nesunkus. Pirmą pabandom vibro medžiagą. Tai turim 14. 14 bus iki čia. Tvarkoj. Galim čia ir pjauti. Labai nesunku pjauti, nes vibro tai visas keturkampiukais. Tai va, 14 yra. Pasižiūrim, kaip čia atrodo. Tai tarkim. Va taip va. Ir gražiai įsilipdys. Nice. Ką, reikia pabandyti vieną gal prisilipdyti. Turiu porą tokių įrankių spet, tuoj parodysiu. Tokie, šitas manau eis kietai vibro dangai, o šitas eis minkštesniai, kad nesutrintų labai. Manau, iš karto visą plėšiu. Bet aš noriu pirmą išsibandyti, kaip čia apskritai limpa. Svarbiausia prie žemiau. Okay. Super. Tai visą aplinkui pirmą praeisim, o paskiau praeisim centriuką. Turim tokį vaizdą. Tai visas zapaskės skyrius yra padengtas vibro medžiaga, taip pat dar šonė čia. Dabar ką padarysiu, viską izoliuosiu ant viršaus garso medžiagą. Čia nėra pointo, dar gal turbūt truputėlį ant
ketvirčio šito galiu neaplipdysiu vibro, bet visa kita bus garso medžiaga. Įsiklijavom ant viršaus garso izoliacinė medžiaga, šonukuose po keturkampiuką iššoviau, šonė čia daugiau iššovau. Ką, daugiau čia neapsimoka lopelių tokių dėt, vis tiek pagrindinis dalykas yra čia, tai taip ir paliekam. Kol kas taip, turim dar likę medžiagos, gal po kilimu kažką dėsim, o gale kažkiek tiek padaryti. Tai va, galu tiek. Nauja diena. Ką, šiandien nusibaigiam epizodą šitą. Užsidedam galinį buferį, įmetam vieną bombą kvapnę į saloną parodysiu ir papasakosiu gale, kokie toliau planai, kodėl taip viskas ilgai juda. Tai papasakosiu, kad kaip viskas vyks dabar su body kitu, su jo patvirtinimu. Tai šokam pirmą prie buferio, viską padarom su salonu ir gale epizodo papasakoju viską, kaip mano manimu turės viskas eiti ir kaip viskas plėtosis, nes dabar laiko čia praėjo, viskas strigė, yra kitokių biškį reikalų planų, bet viską papasakosiu. Tai dabar pagrindinis dalykas, susidedu Parktronikų laidus, laidą pagrindinį. Susidėsiu laidą, tada nusimesim buferį, nusimetę buferį, susidėsim ant buferio body kito praplatinimus ir visas body kitas bus jau ant mašinos. Žodžiu, tai pradėm nuo šito dalyko. Ok, prisikabinau Parktronikos, viskas gerai įdėta. Ką, keliam štokus į vietas ir tada prisisukinėsim. Svarbu nieko nenudaužyti. Iš tikrųjų reikėtų ekstra rankos, bet ką jau darysi. Ką pasigauta? Iš vidaus prisigaunam 3 veržles. Iš visų pusių susukam. Ir buferis kaip ir vietoje. Reikia pažiūrėti. Šonai užšoko. Čia irgi užšoko. Nu va, buferiokas kaip ir vietoj. Ką, dabar užsimetam difuzorių ir turėsim vaizdo. Turi tik tai įsistatyti į klipsiukus. Opa. O, super. Nu ką, gražu žiūrėt. Buferis tvarkingai užsidėjo. Dar yra body kito praplatinimai, va čia va kampeliai užsidėjęs. Bet va jau full, pilna mašina. Va, tvarkingai, priekis, susirinksim priekį, faros, viskas bus nice. Taip, ką reikėjo buferį, tai prapjauti originalaus buferio čia, bet žiūriu, kad, aišku, čia mano ta dešrinė padanga, vis tik aš ją mažinsiu, čia reikia ir amortizacijai vietos, tai turėsim vietos, dar stavkė. Čia atsimenu gidėta. Tai va, viskas čia bus gerai. Užsidėsim sparnelį ir body kitas damuštas. Visada prasidedam skylutę. Pasimam kniedytuvą. Į plastiką daug spaust nereikia.
greita, kokybiška. Užsimetam sparnelį į vietą. Kitas apačioj. Na va, prisisuko ir turim tokį vaizdą. Galinis buferis, sparnelis prisuktas. Iš karto tvarkingas išplatėjimas ir viskas. Taip pačiai kitoj pusėje pasidarom ir kaip ir turim visus buferius sudėtus. Ok, paskutinis kadras, taip, turim tokį dalyką Turtlevax. Naudojau savo kompaktą, tikrai patiko, iš žodžių. Nuspaudžiam, užsifiksuoja, paliekam vidury salono ir jisai tiesiog porą minučių leis kvapą ir įsigers visas salonas. Aišku, geriausia padaryti, kad kondiškiai suktųsi viskas ratu, bet pasidarysim dar antrą tūbą vėliau kada, o dabar tiesiog paliekam ir tegul įsigeria, vis tiek mašina stovi uždarytis langais. Turėsim biškį geresnio dalyko, turėsim biškį geresnio kvapo, taip. Nuspaudžiam, uždarom ir viskas. Visio. Va taip, va viskas vyksta. Fire in the hole. Ir viskas, taip paliksim ir kvepės mašiną. Čia epizodas į pabaigą, dar prisėsiu, papasakosiu, kas vyks toliau, kodėl taip viskas čia ilgai užtruko. Turbūt daugam bus įdomi šita visa eiga, nes Norvegijai patvirtint body kitą, kažkas dokumentų tai niekad nėra daręs. Reikia klausinėti aplinkinių. Tai va, prisėsiu, paaiškinsiu, ką siunčiau, ką gavau ir kaip viskas vyks toliau. Tai šokam ant kėdės, trumpai apžvelgiam viską ir susitiksim kitur. Taigi, kaip ir sakiau, epizodo gale papasakosiu viską, kodėl čia taip viskas nejuda. Tai, kas čia viskas vyksta? Tai, įsiunčiau prašymą į Vegvesenus, čia kaip sakiau, Lietuvoje yra regitra, kad aš noriu daryti body kitą. Tada parašiau, kiek mano body kitas išplatina bodžio. Tai gali išplatina apie 9 comus į abidvi pusės. Tai 9 comus bendrai, tai apie 4,5 comų iš šono ir priekyje. Tai parašiau, kad noriu patvirtinti KV-V3 koilus naujus įdėtus ir noriu, kad body kitas būtų patvirtintas. Tai susiunčiau jiems paraišką, laukiau lygiai 6 savaitės. Tai čia dar pasisekė, nes kiti sakė, laukia metus, kol gaus atsakymą bent jau iš jų. Gavau atsakymą, kad viskas turi būti tvarkingai padaryta, kad jokios dalys turi nejudėti, kad būtų su mašina saugu važiuoti, tai realiai viskas taip ir padaryta, viskas tvarkingai prisukta. Tai nuvažiavęs dabar užsiregistruoti reikės, pasidaryti ratų suvedimą ir tada važiuoti pas juos ir tada jiem viską parodyti. Ir tai vis tik čia užtruks porą mėnesių, kol viską paruošiu maksimaliai, uždėsiu paprastus ratus ir važiuosiu pas juos. Tai nuvažiavę pas juos, tikiuosi viskas bus gerai, jie tada viską pračekina, ar viskas tvarkingai sudėta, ar viskas laikosi ir gaunu patvirtinimą. Ir į mano tech pasą norvegiškos mašinos parašo KV-V3 koilai, kad galiu žeminti mašiną kažkiek ir kad yra body kitas. Tai su šitais modais iš karto aš galiu ramiai važinėti, mane policija stabdo, dokumentuose mato body kitą ir neturiu problemų. Bet jeigu to nepadaryčiau, tada jie iškviečia į apžiūrą, jei tu nepatvirtinęs body kito ir iš karto prisiknisa, anuliuoja techą, duoda baudą ir panašiai. Tai žodžiu, tokie reikalai. Tai dabar mano planas viską susidėti, traukės paprastas, ratus paprastus, pasikelt mašiną ir užsiregistravus važiuoti pas juos, kai viską patvirtins, perinam techą ir tada modifikacijas. Tai va tada prasidės linksmybės, o dabar viskas iš techninės pusės. Tai
updeitinsiu, kaip viskas toliau seksis. Kitas video turbūt bus, kaip viskas iš to Vegvesinų garažo buvo, bet ką, žiūrėsim. Man pačiam pirmas kartas, nedaug žmonių taip yra padarę, tai bus įdomu pažiūrėti. Tai ką, palaikinam, parašom komentarą. Šitas video toks buvo trumpesnis, bet iš techninės pusės. Tai ką, iki kitų kartų tada.